Ar žinote, kaip angliškai kalbėti apie skysčių, birių produktų ir abstrakčių dalykų kiekius? Štai tarkime, mums reikia paskaičiuoti sultis, miltus, popierių ir informaciją. Kaip tą padarysime? Juk daugiskaitos formų čia nesudarysime, juk tai yra neskaičiuotiniai daiktavardžiai. Tokiais atvejais anglų kalboje į pagalbą ateina universalūs matavimo vienetai, kuriuos lengvai galime suskaičiuoti. Tai gali būti stiklinės, puodeliai, maišai, gabalai ir taip toliau. Taigi formulė čia atrodys šitaip. Universalus pagalbinis žodis žymintis matavimo vienetą plus prielinksnis of plus neskaičiuotinis daiktavardis, kurį norime paskaičiuoti. Pavyzdžiui, stiklinė sulčių a glass of juice. 2 stiklinės sulčių 2 glasses of juice. Miltų maišas a bag of flour. 3 miltų maišai 3 bags of flour. Popieriaus lapas a sheet of paper. 4 popieriaus lapai 4 sheets of paper. Informacijos vienetas a piece of information. 5 informacijos vienetai 5 pieces of information. Dabar jūs pabandykite. Butelis vyno 3 buteliai vyno. A bottle of wine 3 bottles of wine. Duonos riekelė 2 duonos riekelės. A slice of bread 2 slices of bread. Medaus stiklainis 10 medaus stiklainių. A jar of honey 10 jars of honey. Žirklių pora 3 žirklių poros. A pair of scissors 3 pairs of scissors. Save, share and learn.